Mamdanis yra šūdas, bet jis taip pat yra meluojantis šūdas, nes jis apsimeta, kad iš tikrųjų gali suimti Izraelio ministrą pirmininką Netanyahu. Ir jis dar labiau stiprina šiuos grasinimus, nors tam visiškai neturi jokio teisinio pagrindo. O dabar prezidentas Trumpas pasakė, žmogau, tai neįvyks. Netanyahu bus visiškai saugus mano šalyje. Tačiau Mamdani nemano, kad jis yra tik miesto meras ir jo darbas iš tikrųjų yra spręsti, nežinau, gaisrus ir kitus dalykus, kurie vyksta. Nes šiuo metu Niujorke jie susiduria su beprotiškais įvykiais. Ne, jis mano, kad yra tas žmogus, kuris turi derėti su Iranu, suimti ministrus pirmininkus, daryti drąsius pareiškimus, dėl kurių jis nieko negali padaryti. Na, tiesiog pažiūrėkite, kas šiuo metu vyksta Niujorke. Nėra aišku, kokia šio gaisro istorija, bet esmė ta pati. Mamdanis neatlieka savo pagrindinio darbo, nes jis yra islamistas, bandantis kontroliuoti Ameriką. Jis nėra meras, kuriam iš tikrųjų rūpi Niujorkas. Niekada nebuvo ir niekada nebus. Tačiau šiandienos istorija nėra apie Niujorką. Tai apie tai, kaip jis iš tikrųjų bando grasinti Izraelio ministrui pirmininkui. Na, kiek kvailas turi būti žmogus? Žinau, kad jis yra islamistas. Žinau, kad tai reiškia, jog jis prarado smegenų ląstelių. Žinau visą tai, bet vis tiek, iki tokio lygio, kad tu iš tikrųjų manai, jo pasipriešinsi Trumpui. Ir kai sakau grasina, turiu omenyje, kad jis iš tikrųjų jam grasina. Pažiūrėk į šitą, pažiūrėk į šį vaizdo įrašą. Turiu omenyje, šis vyras toks pasipūtęs, kad man net norisi vemti ir kažkas turi atsikratyti to ūsų. Nėra nieko, ko labiau nemėgčiau vyrui nei ūsai. Kalbant apie Benjaminą Netanyahu, mes kalbame apie žmogų, kuriam yra išduotas tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderis. Ir jam taikomas šis arešto orderis dėl tariamų nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų, o kaip Izraelio ministras pirmininkas, jis yra Palestinos gyventojų genocido Gazoje architektas. Tai nėra mano asmeninio vertinimo faktai. Gerai padirbėta, Mamdani. Gerai padirbėta, Mamdani. Tau pavyko panaudoti visus islamistų vadovėlio skambius žodžius. Taip, visus. Tiesiog visus juos sumetei. Ir nusikaltimai žmoniškumui, ir genocidas, ir TBT. Visi jie. Tarptautinis baudžiamasis teismas yra korumpuotas. Tai iš tikrųjų nėra teismas, turintis kokią nors jurisdikciją. Jie tiesiog mėgsta vykdyti politinius manevrus, o Amerika kiekvieną dieną dirba, kad jų atsikratytų, nes jie yra bepročiai. Ir jie mano, nors niekas jų neišrinko, kad gali tiesiog priimti teisinius sprendimus visiems žmonėms. Bet žinoma, kam tai rūpi. Mamdanis čia, kad apgintų žmonės nuo genocido. Mamdanis, kodėl tu nesiimi spręsti Niujorko gatvių problemų? Kodėl nepasirūpini, kad šiukšlės būtų išvežtos? Kodėl nepabandai sugalvoti, kaip nevogti iš turtingųjų ir nepriversti jų visų palikti tavo miesto? Kodėl neužsiemi tuo, kuo turėtum užsiimti kaip merė, užuot tvirtinusi, kad gali daryti tai, ko negali? Nes visos teisinės institucijos, kaip netrukus pamatysime, sako tą patį. Mamdanis negali to padaryti. Tai yra vieši faktai. Ir aš tikiu, kad kai mes dietos įstatymai ir tai viskas, ką turiu pridurti šiuo klausimu. Ačiū. O dabar pereisime prie Heather iš News 12 ir... Ar ketinate suimti dar ką nors iš to sąrašo žmonių, kurie įvykdė tarptautinius karo nusikaltimus? Mano mintis ta, kad jei kažkam yra pateiktas arešto orderis tarptautinio baudžiamojo teismo, Atsakymas yra ne, jis tiesiog pateiks jums kažkokią politinę nesąmonę, kad mes darysime viską, kas mūsų jurisdikcijoje. Ne, jūs to nedarysite, Mamdani, nes jūs negalite. Jūs teisiškai negalite, tu kvaila karvė. Beje, tai buvo įžeidimas karvės antakiams. Atsiprašau. Žiūrėkite, noriu jums parodyti. Zoranas idiotas. Noriu jums parodyti Netanyahu atsakymą ir Trumpo atsakymą. Kvailys. Zoranas melagis, Zoranas šūdmalys, Zoranas aferistas. Taip, būtent, jis visiškai teisus. Tai visi apibūdinimai tinkantys Zoranui Mamdani. Jis turėtų juos panaudoti kitą kartą savo politinėje kampanijoje. Na štai kaip yra. Paklausykite šito. Tai buvęs meras Erikas, tiesa? Savivaldybės teisininkams nereikia savaičių ar mėnesių, kad pasakytų jam, jis neturi teisinių priemonių. Jis tai žino. Ar jis kalbėsi su policijos komisaru? Nes kas iš tikrųjų atliks areštus? Ar jis bendradarbiauja su federalinėmis institucijomis? Taigi turime pagalvoti, kaip tokia retorika visų pirma yra bloga, bet ji taip pat pavojinga amerikiečiams užsienyje. Žinote, nuo tada, kai nebedirbu pareigose, esu keliavęs po įvairias šalis.
Negalite siūsti signalo, kad čia, Amerikoje, mes negerbsime suverenaus šalies lyderio ir kalbėsite apie tai, kad vietos meras suima tą asmenį. Bet būtent tai ir daro Zoranas Mamdanis. Jis peržengia savo įgaliojimus. Jis daro drąsius pareiškimus, kad galėtų sulaukti dėmesio iš kvailių, kurie jais tiki ir nedaro nieko, kad judėtų į priekį. Jis iš tikrųjų negalės jo suimti, nes kaip Donaldas Trumpas labai aiškiai pasakė, tiesiog perskaitykime tą žinutę. Benjaminas Netanyahu, perskaitysiu tai dar kartą nerėkdama į mikrofoną, nes jūs mane dėl to barsite komentaruose. Benjaminas Netanyahu jokių būdų, jokia forma ar aplinkybėmis nebus suimtas būdamas Jungtinėse Amerikos valstijose. Manau, tai gana aišku. Jis kovoja prieš Irano Islamo Respubliką, kuri neseniai nužudė 52 000 nekaltų protestuotojų ir pastaruosius 47 metus žudė Amerikos karius bei kitus žmonės. Vieninteliai, kurie turėtų būti suimti, yra tie žmonės, kurie įvedė Iraną į šią precedento neturinčią mirties ir sunaikinimo spiralę. Tai, kas turėjo būti išspręsta dar ankstesnių prezidentų laikais, prezidentas Donaldas Džeris Trumpas. Turiu omenyje, manau, kad tai gana aiškus pareiškimas, kieno pusėje yra Donaldas Trumpas. Ar jis palaiko Netanyahu, ar jis palaiko Mamdanį? Ar jis palaikys žmonės, kurie kovoja už teisingą reikalą, ar jis palaikys islamistus, kurie bando sugriauti jūsų šalį socializmu? Turiu omenyje, manau, kad Trumpas moka gerai pasirinkti ir šį kartą jis pasirinko gerai. Paklausykime, ką Netanyahus turėjo. Kurie atvirai ragino išžudyti kiekvieną. Bet žinote, ką jis palaiko? Hamas, kurie atvirai ragino išžudyti kiekvieną žydą žemėje, kurie įvykdė tą siaubingą žudynę, didžiausią žudynės prieš žydus nuo holokausto laikų. Jis iš esmės atsiprašinėja ir kaltina dėl Irano, didžiausio teroro režimo pasaulyje, kuris atvirai ragino nužudyti prezidentą Trumpą ir kitus aukštus pareigūnus ir panašiai. Taigi jis palaiko teroristinius veikėjus. Ir manau problema ta, kad jis nesupranta arba jam nerūpi, jog tie, kurie nekenčia žydų ir Izraelio, galų gale nekenčia ir Amerikos. Ir iš tikrųjų, manau, kad slapta jis nekenčia Amerikos. Turiu omenyje, taip, jis teisus, Zoranas Mamdanis tikrai nekenčia Amerikos, bet tai nėra taip jau slapta. Manau, tai gana akivaizdu, kiek jis nekenčia to, ką Amerika simbolizuoja. Na, žiūrėkite, tai yra, turiu omenyje, be to, kad tai juokinga, apie tai kalba tiek daug politinių komentatorių, netrukus tai pažiūrėsime. Bet pirmiausia, tiesiog perskaitykime, ką šis žmogus pasakė. Kai sakau šis žmogus, turiu omenyje ministro pirmininko biurą. Tarptautinis baudžiamasis teismas yra farsinis teismas, neturintis jurisdikcijos amerikiečiams ar Izraeliui. Buvo išduotas netikras arešto orderis ministrui pirmininkui Netanyahu, kurį pasirašė buvęs Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras Karimas Khanas, kurio reputacija jau buvo sugadinta likus kelioms dienoms iki viešai paskelbiant apie jam mestus kaltinimus dėl netinkamo seksualinio elgesio. Tai akivaizdus Khano bandymas nukreipti visuomenės dėmesį ir ieškoti apsaugos nuo atidesnio nagrinėjimo. Beje, visa tai yra tiesa. Šis vyras, Karimas Khanas, viską sugalvojo ir stūmė į priekį, nors neturėjo to daryti, nes norėjo, kad žmonės daugiau kalbėtų apie tai, o ne apie tai, kad baudžiamųjų teismų vadovas. Tiesa, tas vyras, kuris tariamai viską žino apie nusikaltėlius, iš tikrųjų pats yra seksualinis nusikaltėlis. Kokia staigmena? Žinoma, tai tik kaltinimai, kol nepatvirtinta. Bet ar tada tai stebina? Ne, tada tai nestebina. Štai kodėl nenori, kad TBT galėtų nuspręsti, kas jų manimų turėtų sėsti į kalėjimą, o kas ne. Bet kokiu atveju, vadovaujant ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahui, Izraelis ėmėsi precedento neturinčių karo meto priemonių, siekdamas sumažinti žalą civiliams, kovodamas su Hamas, genocidinė teroristinė organizacija, kuri naudoja palestiniečius kaip gyvuosius skydus ir tyčia taikosi į nekaltus Izraelio civilius. Užuot palaikęs Khano nusikalstamą elgesį, ponas Mamdanis turėtų susitelkti į žalos taisymą. Jo politika žinoma New Yorkas. Kaip ir Karimas Khanas, Mamdanis atrodo domisi viešo dėmesio nukreipimu nuo savo klaidų ir puolimu prieš žydų valstybės lyderį bei vienintelę demokratiją artimuosiuose rytuose. Ar galiu tik pasakyti, kad manau, jog ministro pirmininko biuras gali pasielgti geriau. Jie neturi atsakyti į tokį niekšą kaip Mamdanis. Jiems tiesiog nereikia į tai kreipti jokio dėmesio, nes jis yra pamišęs, jis negali to padaryti. Jis meluoja apie dalykus ir apsimeta, kad gali padaryti tai, ko negali. Ir žmonės tai pastebi visur. Jūs nenorite, kad TBT, Tarptautinis baudžiamasis teismas, galėtų nuspręsti, kas ir kada turėtų būti areštuojamas. Aš jums sakau, kad tikėti tuo yra blogai, nes jūs nieko nežinote apie TBT ir tai yra tyčia. Jūs nežinote, kaip šie žmonės ateina į valdžią. Jūs nežinote, kokios jų politinės pažiūros. Ir staiga jie tiesiog turi jurisdikciją išsigalvoti įstatymus. Ne, tai nėra sistema, kuri veikia. Jūs turėtumėte turėti galimybę išsirinkti savo žmones, o tie, kuriuos išrenkate, turėtų priimti sprendimus. Deja, jūs išrinkote Mamdanį, kas yra tikrai kvaila klaida. Bet gera žinia ta, kad jūs taip pat išrinkote Trumpą, kuris tam tikrų mastų gali neutralizuoti Mamdanio problemas. Bet kokiu atveju turiu daug ką pasakyti šią temą, jei dar nepastebėjote. Bet taip pat kaip ir daugelis naujienų komentarų.
Benjaminas Netanyahu nebus suimtas jokių būdų, jokia forma. Kol jis yra Jungtinėse valstijose, man atrodo, visi mane išgąsdino dėl to, kad Trumpas taip aktyviai palaiko Netanyahu. O ką tu manai? Tie du kartu yra padarę kai ką nuostabaus. Ir būtent jie sugeba matyti aiškiai. Mamdani, tas psichopatas, to nesugeba. Iš Niujorko sklinda gana stulbinančios antraštės. Žinau, Zoranas Mamdani, viena iš tavo mėgstamiausių temų. Dabar jis kalba apie valstybių vadovų Netanyahu areštą. Padėkime į šalį bet kokias nuomonės apie Netanyahu. Amerikos miesto meras, beje turintis pasaulio diplomatinį centrą, neturi teisės, kurią suteikia diplomatija. Tu negali tiesiog nuspręsti, su kuriuo pasaulio lyderiu nori elgtis. Tu esi miesto meras. Bet tada jis dar ir susitinka su iraniečiais. Tai turėjo būti uždaryta kitą savaitę, kas man buvo gana netikėta, turint omenyje, kad šį savaitgalį jie nužudė kelis amerikiečius. Kokia tavo nuomonė apie visą tai, kas vyksta su Zoranu Mamdaniu? Tai beprotiška. Štai šitas vaikinas atvyksta į šalį, kuris iš esmės nekenčia visko, ką ši šalis reiškia. Jis nekenčia mūsų laisvosios rinkos sistemos. Jis nekenčia, kaip rodo jo politika, baltųjų ir krikščionių. Kas jis toks, kad eina ir kalbasi su Irano režimu, su kažkuo, su kuo mes konfliktuojame? Tu esi vieno JAV miesto meras. Su visa pagarba atstovui Brandonui Gilui, manau, kad jis čia klysta. Žinote kodėl? Nes tai iš tikrųjų mums duoda naudos. Gerai. Jis tiesiog atlieka darbą už mus. Mamdanis pats save išduoda mums. Jis daro beprotiškus, absurdiškus teiginius, o mes galime tik sėdėti ir juokti, sakydamas, gerai, 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 gerai. Mes neturime to vertinti rimtai. Tas vyrukas ketina dėrėti su Iranu. Ar jūs rimtai? Meras. Tai šiek tiek linksma, aš to nevertinu taip rimtai. Mane tai linksmina, nes tai tiesiog taip nerealu ir juokinga. Tai tik įrodo mūsų manifeste. Kas tu manai esi sakydamas, kad sugalvosi būdų suimti užsienio valstybių vadovus? Vėlgi, nesvarbu. Kas tu manai esas? Bando suimti užsienio valstybės. Ar turėtume sukurti dainą apie Mamdanį? Turėtume paprašyti dirbtinio intelekto sukurti mums dainą apie Mamdanį? Kuo tu save laikai, žinai? Tu galvoji apie juos. Tai ne tavo vaidmuo. Tavo vaidmuo yra valdyti miestą ir daryti tai taip, kad tas miestas būtų saugus, tinkama vieta gyventi. Nė vienas iš šių dalykų. Iš tikrųjų ne, Mamdanio vaidmuo yra atnešti islamizaciją į Ameriką. Tai yra jo tikrasis vaidmuo. Ir jis padarys visiškai viską, kad tai įvyktų. Įskaitant tai, kad visos kalbos yra visiškas melas ir žarstys netikrus pažadus, kuriuos neva įgyvendins, tik tam, kad pelnytų visuomenės palankumą iš kvailių, kurie ir toliau už jį balsuos. Ir štai koks iš tiesų yra Mamdanis. Jam visiškai nerūpi Niujorko miestas. Mes visi žinome, kad tai tiesa. Oho, ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.